Gyvenimas yra per trumpas, kad būt kažko vienu. Stoikas yra parašęs, ne per trumpas gyvenimas, o per daug jo iššvaistome. Absoliučiai teisingai. Per daug jo iššvaistume niekam. Mirties suvokimas mums dovanoja tikrą gyvenimą. Kai tu realiai suvoki, kad tu vieną dieną užsimerksi ir nebeatsimerksi niekada. Tada tu pradedi iš tiesų gyventi. Šita motyvacija yra pati svarbiausia, pati stipriausia. Ne kažkokie pinigai, ne kažkokie tai šlovė ar kažkas. Tave motyvuoja tik tai savo laikinumo suvokimas. Reikia pasistengti, kad ant akmens būtų parašyta, jis buvo geras žmogus. Daug žmonių, kurie, manau, klauso mūsų pokalbių, kadangi mūsų apskritai temos yra kalbinti savo sričių profesionalus, kaip ir minėjau, ekspertus ir panašiai, vis tiek siekia, nori kažko, tobulėja, natūralu. Čia labai geras dalykas siekti, stengtis tobulėti ir kažkaip atsirakinti savo kelią į laisvę, į laimę ir panašius dalykus. Aš noriu į tą temą vieną tavo tekstą paskaityti. Nepykite, jeigu blogai paskaitysiu. Tau irgi gali būti keista savo tekstus girdėti. Bet įdomu, kokia mintis už viso to slypi. Užtenka pasilipti ant aukštesnio kalno ir imi suprasti, kokie nereikšmingi mūsų titulai ir šlovė. Vėjas išpučia žvaigždžių ligas, o gyvenimas vėl tampa brangus. Ant tokio kalno kartą per savaitę užvesčiau visus politikus ir direktorius, kad primintų savo, jie tik žmonės. Sugaliojimo data, o iki tos datos reikia pasistengti, kad ant akmens būtų parašyta, jis buvo geras žmogus. Girdžiu tarsi visiškai ne savo tekstą, bet visiškai sutinku su kiekvienu žodžiu, iš tikrųjų jo. Čia ir apie politikus kalbant, kad yra apskritai apie bet kokį susireikšminusį žmogų, kuris ten, žinai, elgėsi, tarsi jis būtų pasaulio karalius. Kiekvienam žmogui labai sveika būtų prisiminti bent kartą per dieną, kad jis yra tik tais mėsos, kaulų rinkinėlis su galvoje funkcionuojančia kažkokia tai, nežinau, minčių kažkoks tai debesėlis. Kad jis yra lygiai toks pat kaip ir bet koks kitas, bet kuris kitas žmogus, kad mes niekuo nesame pranašesni už ten kažkokį varguolį, už ten kažkokį bomžą prie konteinerio. Mes esame visiškai tokie patys. Mums tiesiog pasisekė, žinai, galbūt pasisekė, arba mes alkūnėmis prasiskynėme kelią ten į sėkmę, į pinigus, į pripažinimą. Bet iš principo, tai tas ir, žinai, tas yra blogai, žinai, kad mes įsivaizduojame esą kažkokie tai ypatingesni, išskirtiniai kažkokie, kad aš esu čia toks, aš esu direktorius. Kaip ir tu sakai, kad prisistatyk, jeigu tu pristatytum, kas tu esi, tai aš esu direktorius, aš esu kažkas. Ne, aš nesu direktorius. Ne, aš esu kažkas. Ir tai mano, kažkoks tai, nežinau, įsivaizduojamas tapatybės pavadinimas. Tai yra tik tai mano kažkokios pareigos, kurios, bet jas patraukus iš šono. Jas labai lengva patraukti, labai greitai patraukia. Visi tie dalykai, visi tie titulai, visi tie šlovės pripažinimai ir pinigai, jie labai greitai pasitraukia iš šono. Jeigu tu, tiesiog pasikeičia aplinkybės ir viskas. Pavyzdžiui, ištrėmė į Sibirą ir tu, labą dieną, ir tu buvai ten kažkoks tai karalius ir tu staiga esi visiškai niekas, gyvuliniam vagone važiuojantis. Arba užtenka, žinai, ten kokį, nežinau, bet kokį ten prezidentą, nurenk, pastatyk pirtį su visais kitais vyrais ir tu matys, kad jis yra lygiai toks pat kaip ir visi. Jis gali ten pūstis ir šaukti ir ten gali kalbėti, bet kas iš to? Atimk iš jo kalbos dovaną ir jisai iš vis bus niekas. Tai tas suvokimas, žinai, kad mes esame, visi esame, aš galvoju, labai sunku tai suvokti, pripažinti, priimti, tai labai sunku. Man patiko vienas pavyzdys, vieno irgi verslininko, užsisportavęs, sėkmingas žmogus, multimilijonierius. Ir sako, jeigu čia aš būčiau dabar kažkur pastatytas į tiesiog kažkokį mišką ir aplink mane būtų, nežinau, liūtai, žvėris kažkokie, viskas, kas aš te būčiau, visi mano pasiekimai, viskas, ką aš nuveikiau dabar gyvenime, aš te būčiau geros porcijos pietus. Taip, tas yra jo. Arba, žinai, irgi čia nereikia tokios ypatingai hipotetinės situacijos, miškas ir liūtas. Ligoninė. Tau atsitinka insultas, tu atsiguli ligoninę ir tu, pavyzdžiui, ten paralyžiuotus rankos kojas, ar avarija, ten bet kokia, galų galia, tu paslydai ant laiptų, nukritai stuburas, triokšt, guli lovai, paralyžiuotas, rankos kojas nejuda. Ir tu nebesi nei direktorius, nei kažkas tai.
Ir tau neberūpi, nei tavo tie milijonai jachtos, nei vilos ten prie Viduržemio jūros, tau nieko nebereikia. Tu supranti, kad nieko to nebereikia. Tu nieko ir neturi, ir neturėjai nieko. Čia buvo tik iliuzija, kad tu turėjai. Viskas, ką tu turėjai, tai yra tik tai santykiai su žmonėmis, su kitais žmonėmis. Tai yra vienintelis dalykas, ką tu dar gali turėti, kol esi gyvas. Kai mirsi, tai ir to nebeliks. Bet kol esi gyvas, tai vienintelis dalykas, kurio iš tavęs niekas negali atimti, tai yra tavo vidinis pasaulis ir tavo santykiai su artimais žmonėmis. Daugiau mes nieko neturime. Įsivaizduoji, kad viskas yra, kaip ir sakėjai, iš dalelio energijos ir dabar čia yra laikotarpis, kur būni žmogum, sąmoningu, taip toliau, po to tiesiog tampi tolimesnė visatos dalim. Aš taip, mano supratimu taip, aš nesu visažinis, bet mano supratimu taip, mano toks yra gyvenimo suvokimas, kad iki gimimo mes buvome nebūtyje, po mirties mes vėl būsim nebūtyje. Ta nebūtis mus aplanko kiekvieną naktį. Kiekvieną naktį mes vėl patenkame į nebūtį, mūsų nėra. Nėra asmenybės. Tuo metu, kai tu nesapnuoji, sapnuoji, tai tu čia, žinai, smegenis kažką verda, bet kai tu miegi, toj gilioji miego fazėje, tu nesapnuoji, tavęs jokios asmenybės nėra, nieko. Čia kalbėti apie kažkokius, tai žinai, sielas ir taip toliau, tai yra, juokinga. Žmogus patekęs, tiesiog netekęs sąmonės, jis netenka, viskas, jo nebėra. Miršta smegenis, jo nebėra žmogus, nebėra iš viso. Tai va tas, žinai, tas debesėlis, kažkoks energijos debesėlis, kuris yra šiuo metu funkcionuoja mūsų kūnuose, mūsų smegenyse, jis yra suformuotas tiesiog smegenų veiklos, kaip vadinkim, tai jis ir yra ta gyvybė ir jis yra ta asmenybė, kurie mes sakome, kad esame mes. Man dabar visą tai, ką tu pasakei, apskritai bendras suvokimas to, pas mane irgi panašus yra. Iš esmės toks pat, tik aš gal nemačiau dar tiek plačiai, kad nuo to Big Bangų ir toliau netęsiasi linijinių to pamastymų. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad mes iš Žemės į Žemę, ta pati molekulė, dalinamės kažkaip irgi bandau logiškai šitą, bet... Iš Žemės į Žemę turime iš dulkės į dulkę. Jo, tai tas pats, jo, iš esmės taip, viskas vyksta ratu, tokiu rato, iš esmės principo, energijos ir panašiai. Tai mes susiformuojam iš to, kad, nežinau, valgo mama ir panašiai, iš žemės užauga žolė. Taip. Tada mes numirštam, mus palaidoja po žemę, vėl visą ekosistemą mus išnešioja visur, po to vėl kažkur nueinam. Tai man atrodo, kad toks jo pasidalinimas, bet niekada nebuvau pagalvojęs, kad iš esmės turim laikotarpį, kai esam sąmoningi. Nežinom, aišku, kas bus po to, bet šiaip ta teorija išvestis labai gera. Tik tai žmonės, kodėl, manai, jie ieško kažkokio kitokio paaiškinimo, kažko, ko jie negali suvokti ir jiem atrodo lengviau. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.